Ar yra būdas, kaip teisingai švęsti diplomų įteikimo šventę? O jeigu garsiai ir kartu su visu miestu? Toks ir buvo Šiaulių valstybinės kolegijos pasirinkimas – šventę padovanoti visiems Šiaulių miesto gyventojams. Diplomų įteikimo šventė buvo švenčiama Šiaulių miesto širdyje Prisikėlimo aikštėje. Šventę pradėjo dainininkas Justinas Jarutis. Šiandien švenčiame absolventų išlydytuves. Norėtumėm sakyti diplomų įteikimo šventę, bet tai yra daug daugiau. Mes norime švęsti kartu su absolventais, su jų šeimomis, su visa akademinė bendruomenė, su kolegijos socialiniais partneriais, mecenatais, nes absolventų šventė tai visų mūsų šventė, viso miesto šventė. Šiemet išleidžiame labai gausią Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų laidą. Daugiau kaip 4,5 absolventų. Dalį jau išlydėjome sausio mėnesį bendrosios praktikos slaugytojus, o šiandien beveik 400 profesinio bakalauro diplomų inžinerijos, informatikos, socialinių, sveikatos mokslų, verslo vadybos profesiniams bakalaurams. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad jie atėjo į šią dieną, atėjo į šią šventę, pasiekė studijų rezultatus, įgijo kompetencijas ir yra pasirengę kurti vertę savo, visuomeniai, bendruomenėms, organizacijoms, regionui. Džiaugiamės ir didžiuojamės. Ypatingai diena miestui, penktadienis turbūt puikiai istorija, puikiai medžiaga reportažui parodyti, kaip Šiaulių miestas švenčia savo studentiją. Turim 4 beveik šimtus naujų specialistų ir specialisčių, kurie tikiu įsilies į miestą, įsilies į regioną, jį praturtins be jokios abejonės savo žiniomis, naujais įgūdžiais. Ir tai yra viena smagiausių dienų, vienas iš smagiausių mėnesių miestui. Jei švęsti, tai švęsti garsiai ir šokio ritmu. Šiandien jaučiuosi labai gerai, labai džiaugiuosi, kad pasirinkau mokytis Šiaulių kolegijoje, kad likau arčiau namų. Iš tikrųjų, visų nuotaikos yra labai nuostabios, nes visi džiaugiasi būtent šią dieną, kad pagaliau baigėsi tas mūsų ilgai nueitas kelias, kad tiek daug iššūkių patyrėm, bet ir tuo pačiu tiek daug visokių gerų emocijų, tai esame labai laimingi dėl to. Šiais metais išleidžiama dar viena gausi studentų laida ir jau pradėtas vykdyti studentų priėmimas. Laukiame stojančiųjų, nes ir kiti metai bus ypatingi tuo, kad pasiūlysime studijas orientuotas į praktinę veiklą, ryšius su darbdaviais, mecenatų stipendijas ir palaikymą kiekvienam, kuris nori tobulinti savo kompetencijas ir augti per aukštąjį mokslą. Tai yra vienas svarbiausių miestų įstaigų. Kaip mes galvojam, kad svarbu yra sveikatos apsauga, tai mums be jokios abejonės yra labai svarbu švietimas. Jeigu mes norime augančiai miesto, mes turime užsiauginti savo profesionalus ir profesionales. Čia turime įvairiausių studijų programų, inžinerijos, turime informatikos, verslo, socialinių mokslų, sveikatos mokslų. Tai yra įstaiga, kuri palaiko visas svarbiausias gyvybinės funkcijas miestui ir, žinau, tai yra paprasta. Drąsiai rinkite Šiaulių miestą. Tai yra didžiausia regiono kolegija. Studentų skaičius paaugo 30% per pastarosius 4 metus. Reiškia, jauni žmonės labai noriai atranda Šiaulius ir aš tikiu, kad nei vienas čia esantis nesigaili savo pasirinkimo pasirinkti būtent Saulės miestą. O kai talentai yra įgyjami ir žinios yra patvirtinamos diplomais, jau ateina mūsų misija išlaikyti tos talentus čia mieste ir pasirūpinti, kad jie būtent sąlygotų tolesnį mūsų miesto sėkmingą augimą. Tai didžiausias sėkmės visiems šiandien įgijusiems diplomą, uždariusiems vieną skyrių, tebūnie naujas sudarytas skyrius būna čia Šiaulių mieste. To aš ir palinkėsiu. Na, absolventams tokią dieną reikia švęsti ir didžiuoti savo ryžtu nueiti šį mokslo kelią. Linkėjimai kiekvienam absolventui, sėkmės jo profesinėme kelyje, sėkmingos karjeros, savirealizacijos ir kuo geriausių perspektyvų. Kiekvienas diplomas tai daugiau nei dokumentas, tai istorija nueito kelio, ištvermės ir drąsių pasirinkimų.